Sveiki, aš esu menininkė Agnė Kišonaitė ir noriu pasidalinti su jumis naujausiu savo kūriniu, tai yra Norus pildanti žuvelė. Viskas prasidėjo nuo to, kad iš tikrųjų prieš kelerius metus man teko patirti, ką reiškia, kai susirga artimas vaikas, artimas mūsų šeimai vaikas ir kokia svarbi tada yra aplinkinių, koks svarbus yra aplinkinių palaikymas. Ir tuomet, kai paskambino vieną dieną man Mamų unijos komanda, man nekilo visiškai dvejonių ar abejonių, kad reikėtų prisijungti ir sukurti naują projektą būtent šiai organizacijai. Tuomet aš galvojau, iš ko galėtų būti. Iš tikrųjų, tada Mamų unija pasidalino su manim, kad jie jau labai išbaigė, išdirbo savo logotipą, kuris yra 4 žuvelės augančios ikriuką. Ir aš galvoju, man jau nebereikia išradinėti dviračio, labai aiški yra tema, ką aš turėčiau sugalvoti, bet visuomet man kaip menininkei norisi sukurti savo interpretaciją. Todėl aš jau žinau, kad tai bus žuvelė, bet kokia žuvelė tai turėtų būti, man kilo idėja ne iš karto. Tuomet kažkaip pradėjau galvoti, kad man visada norisi truputėlį atspindėti ir tą lietuviškumą, kad tai lietuviška žuvelė būtų, kad jinai. Ir aš pradėjau skaitinėti, kas yra auksinė žuvelė. Čia tokia labai juokinga istorija, nes aš iš tikrųjų yra tokia auksinė žuvelė ir jinai yra karosinių giminės, man atrodo, aš galvoju, karosas labai tinkamas Lietuvoje, visi šią žuvį pažįsta. Ir žodžiu, aš pradėjau galvoti, taip, tai galėtų būti auksinės žuvelės atitikmuo, bet vėlgi man norėjosi sukurti, kokia jinai turėtų būti. Ir aš tada priėjau prie minties, kad tai bus Norus pildanti žuvelė. Ir aš labai mėgstu vykdyti tokius socialinius projektus, ar pakviesti žmonės kažką rinkti, atiduoti nebereikalingo, kad aš galėčiau tai panaudoti meno kūriniui. Ir šį kartą galvojau, kas galėtų būti toksai nedidelis elementas, kurį žmonės beveik visi gali turėti ir galėtų iškart man atiduoti, kad to nereikia ilgai kaupti, nes aš kartais renku visokius nebereikalingus insulino švirkštus ar kažkokius dalykus, kuriuos reikia ilgiau kaupti. Tai man norėjosi iškart sugalvoti, kas tai gali būti, ir taip kilo idėja apie raktus. Raktus mes, Mamų unija, žinoma, man padėjo visą šitą projektą įgyvendinti. Mes pastatėme tokias dėžutes Viada degalinėse, 6 ar 7 miestuose, kuomet žmonės galėjo atiduoti savo nebereikalingus raktus. Na, va, ir surinkome ten nei daug, nei mažai, bet didžiąją dalį šitų raktų ir panaudojau skulptūrai. Tada prasidėjo, aš bent jau teoriškai buvau sugalvojusi, kad reikėtų kaip tos raktus sujungti į tą žuvelę. Tai man labai norėjosi, kad jie būtų suvirinti. Ir aš galvojau, čia jau sugalvojau visą technologiją, bet jos nebuvau išmėginus. Tai galvoju, ta žuvelė galėtų iš pradžių turėti tokią šamoto, tvirtos keramikos rūšies galvą ir tuomet suvirintą kūną, suvirintą raktų kūną. Ir aišku, susitikau su jau pažįstama keramikė, papasakoju apie idėją, jinai tuomet sako, gerai, tu pirmiausia nulipdyk visą modelį, kaip jis turėtų atrodyti, sako, o tada aš išdidinsiu. Tai aš nulipdžiau šią žuvelę tokią. Labai man norėjusi, kad tema nėra lengva, bet aš visuomet, aš ir pati esu labai pozityvi ir savo kūriniais žmonės labai noriu nuteikti pozityviai. Todėl man norėjusi, kad vėl ta žuvelė, auksinė žuvelė, neatrodytų labai rimta ar kažkokia tokia, man norėjusi ją sukurti linksmą, gal net šiek tiek tokio vaikiškumo turinčią. Jinai, jeigu įsižiūrėsite, turi šypsenėlę, žiūri į dangų, tokia labai linksma, sakyčiau, žuvelė ir turėtų būti patraukli ne tik tai suaugusiems, bet ir vaikams.
Tai sukūriau šitą kūną, keramikė nulipdė formą, jau galvojau, kaip aš čia ją visą apklijuosiu raktais ir nebesudėtingai atiduosiu kitiems savo bičiuliams, gamintojams, technikams, kurie suvirins man šitos raktus, ir pasirodo, kad visiškai nepasisekė šita mano sumanyta technika ir reikėjo viską pergalvoti. Kaip visuomet, viskas turi savo terminus, mano terminas jau ėjo į pabaigą ir aš turėjau staigiai priimti naujus sprendimus, naujas technikas išmėginti, bet, kaip visuomet, aš nenuleidžiu rankų ir sugalvoju, kaip tai padaryti. Tada pasikviečiau merginas, kurios man visuomet padeda, kai yra kažkokie klijavimo darbai. Tai ačiū Viktorijai, jinai ištikimiausia mano pagalbininkė, kai man to prireikia. Ir mes pradėjome klijuoti. Aišku, pasirodė, kad ne taip paprasta vėl tai padaryti, nes formos yra labai tokios, nėra plokštumų, ant kurių galima tiesiai priklijuoti raktus. Tai reiškia, kad reikėjo kiekvieną raktą tinkamai sulenkti ir jį vieną su kitu formuoti. Kur yra įdomumas, aš kai tarkim surinkau tos raktus, aš pati dar nebuvau sugalvojus, kaip tiksliai aš juos komponuosiu. Bet tuomet man bedėliojantis vieną su kitu, aš visuomet tokius testus darau. Aš supratau, kad iš tikrųjų tas apvalus raktas gali tapti kaip žvynas žuvies. Ir tada labai išstudijavau, kaip žuvies žvynai keliauja, turiu omeny, kaip jie suformuoja pačią žuvį. Kad tai nėra vien plokštumom, ten statmenai ar horizontaliai sudėlioti šitie žvyneliai. Jie yra tokie pagal formą, aptakiai ir aš vėl savo išsikėliau, kaip visada, sudėtingą užduotį, kaip tos žvynus atvaizduoti. Ir klijavom labai ilgai, kaip visada ilgiau negu planavom. Bet tada viskas gavosi taip, kaip ir buvo sumąstyta. Ir tie žvynai susiformavo kaip tikroji žuvy. O dar viena dalis buvo, kad galva, kur yra balto šamoto keramikos, jinai turi dvi akeles, kurias aš irgi sugalvojau su pažįstamu vitražistu sukurti stiklinės. Bet vėl, kad akelė turėtų lęšį, tai jisai tą stiklą kišo į pečių, į krosnis gal 3 kartus, kad jinai išsipūstų, turėtų ovalumą, kartu jinai peršviečiama yra. Ir visa šita žuvelė, kur yra pritaikyta skulptūra laukui, jinai bus nuo spalio 5 dienos ant Baltojo tilto. Ir kaip aš minėjau pačioje pradžioje, kai atsitinka tokia nelaimė, bėda ar pamoka, kaip tai bepavadintum, suserga vaikas, aplinka stengiasi palaikyti ir visi, aišku, turime norų pasveikti, norų, kad viskas būtų gerai ir gal dar kažkokių slaptų norų turime. Tai aš ir norėčiau pakviesti, pažiūrėti, pasižiūrėti į šitą taikingą žuvelę ir gal jai ir pasakyti savo norą.